važiuosim? Į Atostogos. Prie jūros. Kur? Prie jūros. Nelabai daug jau čia kažką man kalbėti ir pasakoti reikia, nes panašu, kad Nora gali labai gerą intro padaryti. Tai ką, varom? Pagaliau atostogos į oro uostą. Sie befinden sich im Bereich Ihres Sitzes. Sie informieren Sie über die Lage und Handhabung der Notausgänge, Sauerstoffmasken und Schutzwesten. Bagažinę užsidarė. Ne. Tai štai mes ir atvažiavom, 10 valandą buvom viešbuty. Tai pirmą kartą mūsų atostogos prasidėjo nuo to, kad ėjom miegoti. Tai va, na ką, šiandien pirma diena, iš tikrųjų žiauriai faina viskas, tik tai gal truputėlį šalta, nes oras yra apie 20 laipsnių, 21. Nu, bet šiaip visai neblogai. Senai buvom atostogose, visai nieko. Ane, Nora, faina? Yesterday there was sun and there was rain, beauty in the mundane, and as the light startled our eyes, we let go of disguise, and now there's something in the air, and a sparkly shimmer on our skin, restoring everything within. Oh, dreamy, breezy, we go easy, easy on our tiptoes undercover. Tai kaip ir visur visada turi būti kažkas tai neidealiai pas mus čia. Ir tas neidealiai yra labai neidealiai, nes Norai vakare pakilo temperatūra, mes įdavėm vaistų ir jinai tada miegot. Ir mes galvojom, kad viskas bus gerai šiandien, nes šiaip dažniausiai taip iki šiol visada ir būdavo, kad jinai tiesiog vieną dieną blogai jaučiasi ir sekančiau viskas buvo tvarkoj, bet šiąnakt visa karšta buvo ir dabar iš pat ryto jinai visa tokia nenorinti keltis iš lovos. Nu, žodžiu, matosi, kad vaikas serga. Nora, ar tu jau pasveikai? Taip. Mes dabar eisim pirkti burbulų? Dar iš pradžių. Ožis. Ožis malį. Oskapikliavoju. Oskapikliavoju. Oši. Kilėti. Oši. Nu tai va, žodžiu, labai tikėjomės, kad Nora pasveiko ir kad jai viskas gerai, bet greičiausiai čia tiesiog suveikė vaistai, kuriuos mes jai vakar davėm ir dėl to jinai buvo tokios geros nuotaikos. Žodžiu, naktį vėl užkilo temperatūra ir labai jinai karšta buvo,
ir mums vėl reikėjo duoti vaistų ir galų galiau tai tęsiasi 3 dienas. Kai namie tai tokie dalykai, aš nežinau, būna 1 dieną, 2, tai nusprendėm šiandien nuvažiuoti pas daktarą, tokie reikalai. Nu jo, ne, bet jeigu rimtai, tai mes galvojam, kad čia iš tikrųjų visiškai nieko tokio ir greičiausiai čia vis tiek yra peršalimas, bet tiesiog dėl šventos ramybės nuvažiuosim, pasižiūrėsim, ką sakys daktaras. Niekas negali vykti tiesiog sklandžiai ir be jokių problemų. Taip jau būna. Tai, žodžiu, trumpas update. Žodžiu, Norai pasirodo yra bronchitas ir dabar mes užsipirkom vaistų visą krūvą, antibiotikų ir bandysim gydytis. Ir tikėsimės, kad jai greitai pagerės. Šiaip sakė, kad kai pradeda gerti antibiotikus, tai turėtų gan greit pagerėti. Na, bet matysim kaip kas. Sumokėjom 430 eurų, bet po to pagalvojom, kad vis dėlto mesgi Europos Sąjungoje ir mums turėtų mūsų ligonių kasos tai kompensuoti, aš manau. Nu, bet tai reikėjo sumokėti vis tiek iš savęs. Tai va, tai jį miega pietų dabar ir matysim, kaip bus toliau. Iki. Pagaliau Noros savijauta gera. Šiąnakt jau temperatūros jai nebebuvo. Iš ryto irgi jaučiasi puikiai, tai mes pagaliau galime išvažiuoti kažkur pakeliauti truputėlį, kažką biškį pamatyti. Ačiū Dievui. Važiuojam pas gyvūnus. Svidnom, tai iš naujo galiu parašyti. 10 valandų važiuojam pas gyvūnus. Žiauriai krūta mašina, labai didelė. Sėkmės. Skanu, paukščiukai. Skanu, paukščiukai. Šita kelionė praėjo puikiai. Po 3 dienų viešbutyje šiandien pasijutom kaip tikrose atostogose. Iš tiesų džiugu, kai visų sveikata gera ir visi 3 galim pasidžiaugti išvykomis. Dar porą dienelių ir namo. Įdomiausi dalykai Norai jau kaip ir ček, tai būtų gyvūniukai ir gamta. Tai dėl to mes pasidarėm dar vieną išvyką į Kos. Ten mes aplankėm Hipokrato medį, po kuriuo jis mokino savo mokinius. Aišku, šitoj vietoj neapsieita ir be pritempinėjimų, nes, kai pagalvoju, tai Hipokratas gyveno 500 metų prieš Kristų, o šitam medžiui šiaip iš viso yra 500 metų, o tiek medžiai neauga, tai kas ten buvo tam 2000 metų tarpe, nežinia. Bet internetai sako, kad šitas medis vis tiek galimai yra palikuonis to originaliojo. Na, o jei internetai taip sako, reiškia, reikia tom tikėti.
štai taip ir praėjo mūsų atostogos. Panašu, kad be sunkumų neįmanoma, bet kaip bebūtų, vis tiek visada verta. Ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi, kad patiko ir tada iki kitų kartų. Ate.